3, 2, 1. Aš tatuiruočių meistrė, žinok, dabar esu viskas. Kai man kiekvieną kartą pasakydavo kažko nedaryti, žinau, kad aš tikrai padarysiu. O čia lengvas mazochizmas? Nu, atrodo, nežinau, kaip savo vaiką, jeigu taip prisirėt, nu, kaip savo meno kūrinį nori prižiūrėti. Dabar ant galvos tatuiruoti pasarės. Vaikų teisės. Bet jeigu tatuiruotis nori, tai mes konkursą turim. Sveiki. Sveiki. Priminsiu dar į kamerą žiūrėti. Kur tą kamerą? Va čia va. Priparkuoju iš karto. Priparkuoju. Seniai negirdėta 4 taurių skambesys, seniai negirdėtas. Šiaip tai žiūrovam ne taip jau seniai girdėtas. Mums seniau mes pasilgom savo kitų draugių, kurių nėra, tai dėl to kviečiamės vis Jūs nesat pakaitalas, jūs additionas. Papildymas. Gerai, paragaujam, jūs jau paragaujam. Šiandien geriam nealkoholinį putojantį vyną Cosmopolitan Diva, nes 4 divos ant šios sofos. Labai kaip saldinukas. Labai Saldus. O, wow. Noriu sakyti, kaip bebi saldainiukai, kaip buvo. Tokio va skonio. Čia saldžiausias tikriausiai, kokį esam gersis. Nu, ne veltui. Balai. 7. Nu, 7-6, ne? 7-8 aš labai. Ne? Aš netgi gal 6 duočiau. Tai 6,5, 7,5. Man saldumas kaip ir visai nieko, bet man noris kažkokios dar rūgštelės. Bet aš irgi 7,5 duočiau. Man visai normaliai. Aš to įsilūkšnuosiu taip vienu įpų. Labai limonadžiukas. Kriaušinis, žinai? Ir su katino plaukais, kaip visada. Nu, tai apie mūsų svečius. Ar apie ką pradedam? Gal pradėsim nuo to, kad svarstėm, kokios temos galėtų būti jums įdomios. Kokios temos mums įdomios, nes man atrodo, čia pagrindinis kriterijus iš tikrųjų mūsų, kad mums smagu ant sofkės būtų. Tai pasikvietėm žmonių, kad nejaukiai galėtų pasidaryti. Yra tas biškis šiek tiek. Paskui atsipalaiduosit, visada tai būna pačiam pradžioj. Žinai, sveikai išeiti iš komforto zonos ir čia va, ant komfortabilios sofos galite nekomfortabiliai jaustis. Tai turime 2 svečias. Paprašysime prisistatyti. Nu, pavardė. Kaip jūs norit, gali slapį. Vardas. O Diana, Urte, prašau, gali pirmą. Tai tavo pristatymo, ne? Jo, vieną kitą pristatykit. Čia Greta, aš Urte. Va, Greta ir Urte pas mus atėjo. Taip, nes mes šiandien šnekėsim apie tatuiruotes. Ir šį bei tą mes žinom su Juste, biški, bet, nu visgi, neturim ekspertizės. Tai pasikvietėm ekspertas. Ar galėčiau jūs vadinti ekspertėmis? Nu, manau, kad taip. Jo? Nu, kur pasitikėjimai? Aš už. Tai va, tai galvojam pradėti nuo to, kaip iš vis žmonės sugalvoja tatuiruotes turėti. Kokios mintys jums kilo? Nežinau, ar norit dar pagalvoti, galiu tada jūs te pagalbinti? Gal pradėt nuo pirmos tatuiruotės gal. Nu, vat, kaip kilo mintis turėti pačią pirmą tatuiruotę? Aš tai žinau, kad aš turėsiu tatu visą savo gyvenimą, nors man tėtis sakydavo, dabar gal jis taip nebemano, bet nežinau, ar jis atsimena, bet jis man 6 klasėje taip sakė, kad jeigu aš kad nors pasidarysiu tatu, jis paims ir išpjaus man odą. Oho. O aš žinau, aš nežinau, man kiekvieną kartą pasakydavo kažko nedaryti. Vaikų teisės. Kai man kiekvieną kartą pasakydavo kažko nedaryti, aš žinau, kad aš tikrai padarysiu. Aš tikrai, man taip gražu visą laiką buvo tatuiruotės. Tai pirmą pasidariau, čia 18, nes reikėjo sulaukti, nes abudu tėvai neprūvino, nuo abiejų tėvų slėpiau, beveik kiek laiko. Ir tokia paprasta, tokia mažytė mano pirmoji tatuiruotė yra tiesiog Lietuvos kontūrai, nes galvojau, kad negyvensiu Lietuvoje ir išsikraustysiu ir kad man primintų kas nors Lietuvą, bet štai aš čia ir gyvenu Lietuvoje. Nes pasidarai tatuiruotę ir dabar ta tatuiruotė tavęs nepaleidžia. Nu. Prisimanifestanai. Galvojau apie tą tatuiruotę 4 metus turbūt. Nuo kokių 14 metų, I guess. Nu, ir pasidariau ir buvo toksai, nu tai aš visą laiką čia įsivaizdavau, tai net nekeista, kad jinai yra. Tai va, mano pirmas toks experiences. Goda?
Aš atvirkščiai, aš 18 vis dar buvau tokia, never, niekad in my life, ta prasme, aš neturėsiu tatuiruočių, gražu, fainai, turėkit, aš nematau reikalo, nėra čia ko. Ir tada, nežinau, jau kokių, jaučiu gal 20, pamačiau tą paveiksliuką, kur yra tiesiog apskritimas, kuris ant galo, nes eina iki galo. Žinau, kaip ką, siumi. Ir man jis taip įstrigo, kaip toks, žinai, eina savo tikrai, va toks gyvenimas yra, kur eina ir vis tiek kažkas iki galo biškai netobulai, nors visą kitą taip gražu ir tokia visuma, ir šiaip apskritimas taip fainai, bet va, ne iki galo. Ir tada aš nusprendžiau, kad man taip patinka tas paveiksliukas, ką man reikia jį ant savo kūnų turėti. Ir tada dar vis tiek laukiau porą metų, kol prisiruošiau ir pasidariau, man jau jaučiu, buvo daug, man buvo, spėjau. 4 kokie, gal daugiau? Ne, daugiau tai tikrai nebus, bet buvau jau amžiuje, arti smegenų pilnos susiformavimo. Kaip sako jau, nes 25, bet tikrai aš pritariu šitam, kad 25 metų susiformuoja smegenų. Kiek metų? Man 28. 22. Man dar to metais, kiek nori. Nesąmonės tatuiruotės tikrai. Tai va, o kaip jūsų pirmas tatuiruotės? Gal pasidalintumėt irgi? Man gal iš karto į galvą šovė istorija. Šiaip pačios tatuiruotės tai aš labai anksti, man atrodo, norėjau. Aš dar labai jos norėjau, kai ten trendino ant pirštų, kaip pasidarė ūsus. Jo. Čia buvo kaip 2.14. 2.14, tai kokie tikrai. Man jau tada buvo ir aš galvoju, blema, kaip kietai, arba muzikos ta nata, tas, nepamenu kaip vadinasi, tas smuiko raktas. Smuiko raktas. Smuiko raktas arba ūsai. Nuo tada... Neturiu ūsų, tikiuosi. Neturiu ir smuiko raktą, nei ūsų. Aš dabar tik tokia esu mačius, kaip vyresni žmonės sako, nu, mano regretas. Taip, ir taip išsigadu. Bet labai trendino šitą. O, wow. Jo, tai dėja nepasidariau, šiaip ir džiaugiuosi, kad nepasidariau. Šiaip aš lankiau meno mokyklą ir mes ten kažkaip sėdėjom su savo grupiokais. Ir kažkaip jau buvo ta paauglystė, jau tokia 15-16 metų, tiksliai neatsimenu kada, bet kažkaip pradėjo vyresni lygtai kalbėtis apie tas tatuiruotės ir nei vienas iš mūsų neturėjo tos tatuiruotės ir pas mane buvo kažkoks toks interesas pasidaryti pirmai. Ir aš tylėjau visą tą laiką, kol mes ten buvom, kol buvo ta tema apie tatuiruotės ir kažkaip vakarė susiradau, kur pasidaryti tatuiruotę. Ir sekančią dieną gal aš jau turėjau tą tatuiruotę. Okay, taip. O nereikėjo tėvų ten kokio patvirtinimo kažko? Ne, aš ten dariau spilaitį kažkur bute, tai ten nereikėjo. Pagal viską reikėtų, bet... Bet jo, jeigu susirandi biškį šeidį. Man nereikėjo. Tai kas buvo tavo pirma tatuiruotė? Aišku, iš Pinteresto vogta, prisipažinsiu. Lemputė. Tiesiog vienos linijos padaryta lemputė. Jo. Bet antra buvo Lietuvos kontūrai. Okay. Aš dėl to žvengiu, aš galvoju žvengiu, nes žiauriai basic tatu ir lėjau. Aš irgi turiu. Ne, man trūksta. O tu turi? Nu tai va, čia mes neturim Lietuvos, jūs turit Lietuvą. Jo. Čia va, pasiskirstimas. Mano istorija pirmos tatuiruotės. Aš nežinau, iš kur aš norėjau tas tatuiruotės iš viso, bet aš šiandien pagalvojau, kad tikriausiai, kai buvo emo laikai, man labai ta kultūra tuo metu buvo šalia širdelės Onės laikais ir visi turėdavo tatuiruotės. Tai aš jau nuo kokių gal 15 metų irgi norėjau tatuiruotės ir visada sakydavau šeimynai, kad aš noriu, reikia ir man neleisdavo, niekada neleido. Sakė, su jais 18 pasidaryk, su jais 18, sakau viskas, varau darytis tatuiruotę, sako, tai užsidirb. Šitas labai skaudumas buvo. Tai man atrodo, ar mano geriausia draugė, ar aš pati užsidirbus, nuvažiavau ir pasidariau. Neatsimenu kur. Bute. Pilaitė gal irgi. Gali būt. Jo, tai ir buvo Om ženklas. Budistų tas trečiakis. Va šitas. Bet aš kaip pirmą tatuiruotę dariausi, buvo toks pas ką darytis, tai paprastai žmonės gal renkasi, žinai, ten pasidomi, reviews pasižiūri. Aš buvau tokia, aš atsimenu, kad mergina, su kuria aš 10 klasėje būrelį lankiau, dabar tatuiruotės daro, tai reikia gal reconnectint.
Ir aš taip išsirinkau. Pasitikėjimas kažkoks buvo gal labiau dėl to. Nu, gal, žinai, pas pažįstamą žmogų kažkodėl jaukiau, kodėl nežinau. Bet aš nežinau, ar čia iš tikrųjų tinkamas būdas rinktis tatuiruočių meistrus. Tai va, bet tai galvoju, jūsų paklausiu. Nes šiaip gal pradėkim nuo to, kad jūs esate tatuiruočių meistras. Jo, mes šitą nepasakėm dar. Kodėl ekspertė apie tatuiruotę pasigavo gatvėje? Jo, tai ekspertas ne dėl to, kad pačios tatuiruočių turi, o dėl to, kad daro ir nemažai yra pridariusios. Tai kaip jum užgimė šitą ugnelę, pašaukimas ar... Nežinau, aš tik linijos nemoku nupiešti. Profesija atrodė, bent jau man asmeniškai. Kokia profesija? Kieta. Jeigu taip galima sakyti, atrodė, kad visi tatų meistrai yra be galo, žinot, badass. Ar jauties taip pat dabar? Jaučiuos kartais. Ne, iš džiugu. Kartais jaučiuos. Aš jeigu mokėčiau piešti, manau, irgi būtų mano toks pakreipimas, būtų tuomet, nes tikrai toks. Taip, bet darau tatų. Nu, bet faktas reikia mokėti piešti. Taip, aišku. Ir mano istorija, kaip aš atėjau, nežinau, čia reikia papasakoti. Papasakoti, jeigu nori. Tai aš studijavau mados dizainą, pagal specialybę stilistė esu. Ir darydavau tatuiruotės labai ilgą laiką. Ir mano tas tatų meistras, pas kurį šiuo metu ir dirbu, tai jisai pradėjo pušint mane labai smarkiai, kad gal tu pradėk daryti tatuiruotės. Ir man tai atrodė be galo baisu, nes visam gyvenimui žmogui su adata atrodydavo neįmanoma. Ir aš atsimenu, dirbau parduotuvėje vadovę. Ir vieną dieną nusprendžiau, kad aš tapsiu tatų meistrė. Nusipirkau tatų mašinėlę, išėjau iš darbo. Taip staigiai. Visiškai konkrečiai katinau tą kitą darbą ir sėdėjau namie realiai mėnesį ant lovos krašto ir nesupratau, ką aš darau. Nu, bet kažkaip po truputį, tai gal mano tokia istorija, kaip aš atėjau Bet gal visai, žinai, toksai viskas. Palikai seną gyvenimą už savęs ir varai. Nu, ten tokie šiek tiek gal kraštutinumai buvo. Įsivaizduojat, kaip mano mamai vaikas iš stabilaus darbo. Aš tatuiruočių meistrė, žinok, dabar esu viskas, ačiū iki. Jo, tavam tokie dalykai baisi, bet manau, kad reikia, žinai, jeigu tu jauti pašaukimą kažkur ar kažkokią svajonę, kad va čia nori daryti, tai varai ir darai. Nu, vienas iš geresnių sprendimų. Kiek metų jau esi? 6. Okay. Pas mane irgi 6. O tai kiek tau buvo metelių? 16. Okei. Jo. Nu, kaip tu tada pradėjai? Ir nemetė darbą tikriausiai. Metė mokyklą. Mokyklą gal labiau. Ne, mokyklas nemečiau, baigiau mokyklą. Baigiau meno mokyklą, jau irgi gal 15-16, man atrodo, panašiu labai metu, kai pasidariau ir tą pirmą savo tatuiruotę. Galvojau, ką man toliau veikti, nes meno mokykla vis tiek užimdavo man labai daug laiko, ten buvo dailė, tiksliau meno mokyklai, ne muzika. Jo, tai užėmė labai daug laiko ir dar šalia to aš savanoriaudavau ir kažkaip ten, žodžiu, Trakų atviro jaunimo erdvėje savanoriavau ir mes karts nuo karto susitikdavom su tai savanoriais. Ir vienas bičiukas man sako, blemba, Urte, tau tiktų būti tatuiruočių meistrė. Iki to laiko aš niekada gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad aš norėčiau būti tą meistrę, nei ką. Tiesiog pasakė, tau tiktų. Iš ko jis nusprendė? Iš išvaizdos ar iš tavo piešinių? Iš piešinių gali būti jo. Nes tuo metu kažkokie buvo visai grafiški tie piešiniai, juodi tokie piešiniai, tai gal jiems tuo asocijavos, nežinau. Bet tiesiog, tai buvo užmetę, aš tą patį vakarą pasižiūrėjau kursų, tai atsimenu, modus tatu tik tai turėjo kursus. Jo, bet kursam aš nepasiryžau, sakiau mamai, man atrodo, jo, ir iš tėvų buvo šiaip palaikymas mano atveju, jo, visiškai nebuvo jokio, kad ne, čia kažkaip per nesąmonę, ne, iš tikrųjų palaikymų buvo daug. Tada paprašiau mamos, kad jinai man užsakytų mašinėlę pirmą, ten šibėjaus liktai, nežinau. Jo, ir viskas, ir pradėjau ant kiaulės odos tatuiruoti. Ant kiaulės odos? Jo. O iš kur gauti? Norfa. Norfa. Taip. Okay. O, wow. Nu taip.
Norfa, ten visokių. Ten visokių galūnių gali turėti. Galų. Visokių galūnių. Okay. O tu ant ko pradėjai tatuiruoti? Ant apelsinų ir bananų. Mano pirmas klientas su mano mašinėlė pirma yra bananas. O paskui pati ant savęs po bananą. Nesu tą pačią datą. Nesu tą pačią datą. Okay, ant savęs, tai irgi ant savęs. Būtų napas bananų. Nėra baisu ant savęs. Nu, žinai, ta prasme, kad tu, žinai, savo suteiki skausmą ir kad tas priešinimasis nėra. Priešinimasis tai visai nėra. Gal kažkaip patikščiai atrodo sunkiau daryti ant savęs, nes atrodo, tu supranti, kad skauda, tu jauti tą skausmą, bet nežinai, nu, man, pavyzdžiui, yra žymiai sunkiau jaust tą datą, kai aš save tatuiruoju, negu kad aš klientą tatuiruoju. Tai pas mane tos pačios net pirmas tatuiruotės, kurias aš darius, tai yra perkaltos visiškai, kur ten mėlyno papuošį pauda. Tai kaip taip, nu... Kur tipo per giliai varai? Jo, ir tam viskas išsilieja papuošį, tai taip neturi būti, nes tiesiog nejauti to, nu, žinai, kad skauda ir viskas, tam badai save. Laisvalakis. Jo, laisvalakis buvo toks. Tai tiesiog nesąmonė yra pilnas kos. Ar čia lengvas mazochizmas? Bet tai man tatuiruotės ir yra biški nekenčiu savęs. Okei, ką darom? Pjaustytis negali, varom daryti tatu. Šitą iškarpam. O tai, okei, va, paklausė, tarkim, nu, pačios esat meistrės, žinot, pagal ką aš išsirinkau meistrą, pagal ką šį patartumėt iš tikrųjų žmogui rinktis Pagal meistrą. Kaip išsirinkau? Stilius. Stilius. Tik tai stilius. Nu, bet jeigu tu basic nori, žinai, jeigu tu nori apskritimą, nu, tai tada tu bet viską. Bet tai gal Tai ir pasižiūri žiūri, vat, linijas, ar jisai taip, teisingai, taip, žinai, jo. kaip tvarkingai padaro. Kaip jisai apskritimus daro. Aš nežinau, aš pirmą vat pasėjau, kai pirmas tatuiruotis pasidariau, mano mama sakė, ar tu žinai, kad tavo pusė tatuiruoja? Ir aš sakiau, ai ne? Ir variau pas puskę daryti antros tatuiruotis. Bet tikrai Aš tiesiog, mano yra bendravimo turas po Lietuvą. Nežinau, kur kitas. Aš tai rinkausi, tiesiog žiūrėjau Instagram'e, jo. Tiesiog žiūrėdavau visus darbus ir žiūrėdavau, ar man patinka ar ne. Vienas, nes turiu, dabar skaičiau, aš jau įskaičiau 8 tatuiruotės. Nėra daug, bet man daug visai. Norėčiau daugiau, bet jos brangiai kainuoja ir nežinau, ko daugiau noriu. Visai aš mėgstu apgalvoti, nes yra daug ką, kur turiu skrinčiuotus, o noriu kažko tokio. Ir dabar pasižiūriu ir būnu tokia, omg, kaip gerai, kad nepasidariau. Kaip gerai, kad nepasidariau. Tai aš savo sakau, kad bent metus pagalvok, ar tikrai nori. Ar turiu vieną tatuiruotę, kurią pasidariau tiesiog su draugė būdamos, davai šitą, turiu. Pačios tatuiruotės nesigailiu, gailiuosi meistro, nes Lievas buvo, kuris padarė. Bet kitas meistras man pataisė, kuris žinojo, ką daro. Nes buvo hand poke tattoo ir tiesiog norėjo pasibandyti ir buvo flash diena ir nežinau, nes aš žinau, jisai su mašinėlė kaip daro, tai žiauriai gerai. Ir aš nežinau, kad jisai darys hand poke ir jis tiesiog bandė pasibandyti ir nebuvo žiauriai gerai. Tai mano daugiau tattoo yra hand poke negu su mašinėlė netgi. Visai įdomus. Ant pirštų žiauriai įdomus. Jūs turite ant pirštų, ne? Žiauriai kitoks experiences negu ant viso kūno. Man labai patiko. Aš neturiu, bet girdėjau, kad ant pirštų šiaip geriau išsilaiko hand poke, jeigu dar. Pas man ant delnų hand poke'as irgi jau išsilaikęs. Aha. Tu ant delnų. O, maka, kaip Visai fainai. cute. Jo. Tai čia va hand poke'as, tai laikęs visiškai, be problemų nereikia. Bet tikrai labai gražiai padaryta, kaip hand poke, netrodo, kad būtų. Pas ką darysi? Pas save. Tu savo delną darei. Tu su kaire ranka, palauk. Taip. Tai žiauriai gerai. Čia tarp kitko yra viena iš skaudesnių vietų darytis tatuiruotės. Tai smagu buvo. Ar nekentį savęs nuo momentų? Ai, biškai noriu save pakankyti. Jo, pradžiai pasidariau šitą ir tada galvoju, blemba dabar su kaire ranka ir skauda, bet gerai, kad buvo trumpesnis žodis. Jo. Tai kaip ir lengviau buvo biškai. Wow. Nukreipam, kažką mes prieš tai šnekėjome. Bet tai apie meistro pasirinkimą, bet girdžiu, kad pagal stilių ir kad geriau pagal stilių. Tai kokybiškai. O pavyzdžiui, kai naujas žmogus pradeda tatuiruoti, kiek pasitikėt naujų žmogum? Ar, bet rinktumėtės patirtį, ar jeigu matot stipri ranka, žmogus gali ir nuo antros tatuiruotis gerai? Aš manau, nuo to laiko kaip ir nepriklauso, jeigu tas žmogus yra tas transparent, kaip, jeigu, pavyzdžiui, aš pradėjau naujai daryti tatuiruotės, naują stilistiką, tai aš esu transparent, kad aš tik pradedu, kad yra, nežinau, užsimbolinės visiškai. Aš, pavyzdžiui, kai pradėjau tatuiruoti, aš labai garsiai apie tai reikiau, kad aš čia tik tai pradėjau dabar ir man klientai vežė cigaretės.
Nes aš buvau nepilnametė ir aš nusipirkti cigarečių. Kažkaip labai daug čia nusižengimų šitame epizode. Tatuiruotė, žinai, kalėjimas. Jo, tai, manau, apie tą transparency labai reikia žiūrėti. Jeigu jisai iškomunikuoja, kad parodo, kaip jo darbai dabar atrodo ir jeigu tau tinka už tokią mažą kainą, varyk darykis. Bet svarbiausia, kad būtų iškomunikuota. Ir kad tu žinotum, kam tu pasirašai. Jo. O kaip susiradot pirmus klientus? Ar tai buvo pažįstami, apart savęs? Iš meno mokyklos, vėl mano ta meno mokykla. Iš mokyklos. Jo. Ten buvo pagrindė. Šiaip buvo labai keista pradėti tatuiruoti nepilnametį, nes atvažiuoja už tave 20 metų vyresni žmonės daryti statušką ir tave kreipiasi jūs. O tu dar pas tėvus gyveni. Jam užmiegamą kambarį tatuiruoti jūs, jo. Tai labai įdomu buvo. Įdomu patirtis. Ar privertė biškį saugt greičiau visą šitą patirtis? Žinai, kad su vyresniais daug bendrauja ir jau toks, žinai, darbas 16 metų. Suaugt gal ne, bet gal tiesiog tas bendravimas su klientu vis tiek buvo toks visai išmokta bendrauti, nes va tada, kai pas tėvus gal tatuiravau dar, tai gal tada buvo vyresnė klientų ta bazė, tokia vyresni pas mane kažką važiuodavo, nežinau kodėl, o dabar labiau jaunimas, tai gal gal labiau iš tos komunikacijos padėjo, manau. Jo. O tu kaip susiradai klientus? Vaikščiau daug į vakarėlį. Tinder. Ar jau? Yra buvę. Tiesiog. Gal čia žiauriai protingas, su kuria gyvena mergaitėm Tinderį. Ir ką mes darysim? Ieškosim pašnekovų įdomu. Gal. O kaip nusprendėt, kaip tatuiruosit? Nes vis tiek, žinai, yra kas tatuiruoja, skirtingai stiliai. Kaip jūs savo stilių atradot? Ar iš karto žinojot ir panašiai, ar mėtotės? Aš tai žinojau. Aš tai ne. Tu pradėjai, tu gali pabaigti. Aš visada norėjau tatuiruoti plonom linijom ir gražiai šešėliais, tai Pinterest'e prisižiūrėjau ir viskas. Ar kartais tu, kai pasišėrini kokią istoriją ar kažką, aš būnu tokia, kaip? Ne? Aha. Dabar neseniai kėliai. Neatsimenu, kas ten tiksliai buvo, bet labai... Skulptūros buvo. Insane. Tai pradžiai pradėjai per Pinterest'ą ieškojai kažko panašaus ir tada pabiški atradai kažką savo, ką nori sukurti, ar kaip? Jo, gal aš, kai darydavau tatuiruotės, mano meistras tuo metu jis labai detaliai dirbdavo ir man tos visos detalės labai patikdavo ir aš visada norėdavau tokių tatuiruočių, kaip aš noriu tatuiruoti. Tai man toks, kaip buvo, nežinau, daraisi tiek, ką nori daryti ir daryti kitiem. Tai gal per tą prizmę. Bet visą laiką žinau, bet dabar jau atsirado tas, kad tiek laiko tatuiruoji tuo pačiu stiliumi, kad jau nori plėstis ir jau kitus dalykus mokytis. Tai dabar labai noriu kardinalių pokyčių. Tai noriu išmokti gražiai juodą spalvą. Bet taip žinot, būna visą ranką juodai. Vat norėčiau išmokti tobulai padaryti visą ranką juodai. O čia labai sunku, nes atrodo, kaip tik labai lengva turėtų būti. Tiesiog užtušuoja. Nežinai, kai ant odos vis tiek, žmogaus organas didžiausias, nusiskebina ten kaip šašai visi. Ir sunku sugydyti, ir sunku įdėti tą dažą, ir dar reikia mokėti įdėti jo tą dažą. Ir turi nevaryti ant, ne, turi šalia. Tu prasme šalia. Kai bandai užspalvinti, tu turi šalia visą laiką įti, negali kelis kartus ant viršaus. Geriau iš karto, tolygiai labai reikia nesimėtyti. O tai kiek laiko užtrunka, tarkim, ranka? Tu dar nesidariusi, ne? Ar esi? Aš nesu, bet man yra darę. Ok, nemačiau dar tą. Parodys. Gerai. Ir, tai kiek laiko tam, kiek sesijų yra? Labai priklauso, nes kiek man ten sesijų buvo? 3 sesijos, bet ten su korekcijom buvo realiai. Tai tas pats gymas, dar neaišku, žinai, ar į jodą įsikalė tas dažas, jeigu galima sakyti, įsikalė. Nuo gydymo dar irgi labai... Kaip gydai, vis tiek, kadangi tokia didžiulė tatuiruotė, tu kai miegi, vis tiek yra su rūbais trintis, nueini į dušą, vis tiek vanduo šiltesnis, tai ir ta šaša suminkštėja, visokių niuansų yra. Tai norėčiau taip išmokti solid. Ir vieną kartą, kad įkaltų. Jo. Linkiu tau išmokti šito. Dar 6 Tai kai norėsit kolarapų, rašykit juodom rankom pasidės. Ne, va šito aš nežinau, ar norėčiau tokios. Man gražu, ant kitų yra labai labai daug tatuiruočių, kur man labai gražu ant kitų, bet sau
Gal tikrai, jeigu cover-upą kažką norėsiu, gal pasikeis mano... Nothing set in stone, kaip sakoma. Bet ir būna, kur pamatai kito žmogaus, aš tada galvoju. Man jūsų linijos ant Dievas irgi buvo toksai, kur pasižiūrė ir eina savo, kaip gražiai atrodo, kaip taip elegantiškai ir, nežinau, ir flow, ir ne flow, labai puikus darbas, tai va tada pasižiūrėjau, kur aš niekada nebūčiau galvojęs, never. Ir tada pasižiūrėjau, galvoju, jinai ir yra, bet ir nėra, nes, nėra tiek daug, kad, nežinau, toks labai... Po kažkiek laiko ir net nelabai matai. Jo. Pripranti prie savo. Tai net prie juodos rankos galima priprasti. Šiaip fainas konceptas buvo su ta tatuiruotė. Greta stiprioji pusė yra plonas linijas, mano storos. Tai jūs kartu darė? Jo. Teamworkas. Greta ploną padarė, aš storą padariau. Bendras projektas buvo. O kaip tau su stiliu? Nes tavo stilius tikrai kitoks yra. Jo, mano tikrai kitaip yra negu Gretos. Jo, tai aš atsimenu Gretos pirmą kartą darbus irgi pamačiau, galvo, blemba, kaip jie tai varo. Tipo, bet niekad šiaip pati asmeniškai nenorėjau tokį gal nulyst labai. Dabar tai aš labai bandau į traditional tatuiruotis, American traditional, nes jos šiaip yra nesenstantis dalykas, kiek metų yra, ta prasme, šiaip ir susensta jos labai gerai, tiesiog nėra, atrodo, toks labai universalus dalykas, kurį fainai būtų masterint. O savo tą pirmą stilistiką, gal ant kurios buvau įsikabliavus labai, tai 18 gal man jau buvo, jo, 18-19 gal link to amžiaus. Kažkaip nežinau, vieną rytą atsikėliau, galvoju, blemba, labai seniai piešiau ranka, tiesiog su tušinuku, nes kažkaip buvau perėjus ant skaitmenos jau, per iPadus, per kompus piešt kažkokius eskizus, dar kažką. Ir kažkaip pasiėmiau užgelinį tušinuką ir baltą popieriaus lapą ir kažkaip skriblinau ten visokius ten katinus, gyvūnus, ten tokius bonky labai dalykėlius, tas, kur yra ignorant style, man atrodo, taip vadina dabar. Ir kažkaip aš nuskeninau tada, įmečiau tiesiog Instagramo story ir žiūriu, kad blemba, daug susilaukė, tiesiog reakcijų žmonių, ne kiek gal, kad kas pradėjo daryti, bet tiesiog reakcijų pačių. Nes anksčiau, jeigu keldavau kažkokius eskizus tokius perpieštus, iš kažkur pamatytą idėją perpiešti savaip, tai nebuvo tiek daug reakcijų. Ir kažkaip pradėjau piešti, tada žiūriu, kad fainai būdavo, kai tėvai ateina su savo vaikų piešiniais. Pavyzdžiui, jeigu su pieštuku, su krydutėm nupiešta, nuskenini, perpiešta eskizą. Ir bandai atkurta visiškai, kad atrodo, kaip pieštukų padaryti tą tatuiruotę. Jo, tai labai ilgai dirbau su šitą stilistiką. Bet šiaip kokia graži idėja. Dėl vaikų tai labai graži idėja. Kad įsiamžint. Tai va, tai mano buvo pagrindinis toks, šiaip labai daug esu katinų ištatuiravus. Kosminis kiekis, turbūt. Cinnamoniukai. Ar norėtumai būti įamžint tatuiruotę? Forever and ever. Tai va, katinų daug esi tatuiravus, kas dar yra tokio, ką daugiausiai esat ištatuiravus? Žodžiai gal turbūt dar. Gyvatės. Gyvatės visai norėčiau. Gyvatės tavo stilistika. Gyvatės drakonai, bet man labai jos patinka daryti, tai aš nepasakyčiau, kad čia nuvalkiota tatuiruotė, bet tiesiog aš jų daug darau, bet man ir labai patinka jas daryti, tai čia toks... Reikia mokėti jas daryti. Jo. Ir jos skirtingos gali, žinau, visokios. Išraitytos ar ten tas raštas kitoks. Man labai gražu, jos labai organiškai atrodo ant kūno, nes jos labai organiškos ir yra, nes statiškos, o jas gali visai išnaudot. O ką jūs žiūrit kaip į spalvotas tatuiruotes? Ar esat dariusios? Jo. Esu. Bet dabar paskutiniu metu kažkaip kalbėjom apie spalvotas tatuiruotės, pasikeitė tie dažai. Ten turėjo būti tas reglamentas. Reach compliant inks priimtas, žodžiu. Kadangi prieš tai labai keitė sudėtį, kad jos mažiau alergizuotų, jų galiojimas yra žymiai trumpesnis. Tai nežinau, kažkaip atrodo dar labiau problematiškas tom spalvom dabar negu prieš tai buvo. Nes kažkokios reakcijos netaip įsigala dažai, korekcijų žymiai dažniau reikia su tom spalvom. Nėra jos tokios ryškios, kaip anksčiau buvo. Taip iškai liūdna dėl to. Reikia atrasti. Reikia atrasti kažkaip, nežinau. Atrodo viską tą patį darai, bet va dažai būtent kažkaip sudėtis tiesiog kita ir nesikala taip gerai. Bet darosi šiaip žmonės. Darosi. Man labai gražu, kai yra, įprasta tatuiruotė ir akcentėlis tada kažkoks nuspalvintas labai fainai.
aš norėjau jums parodyti kelias tatuiruotės ir paklausti jūsų nuomonės. Tai aš įdėsiu editindama fotkę, bet tokias atrinkau, kad biškiu užvesti. Kad tam tikrą diskusiją. Tai pirma vieta, aš norėjau jums parodyti, kaip reaguojat, ar yra kūno vietos, kur nedarytumėt ar darytumėt. Tarkim, kaip reaguojat šiaip į tatuiruotę, kaip į tatuiruotę? Blemba, šiaip padaryta tai gerai labai, nes, palyginus, kad vis tiek šitą odos dalis, sunku jie gan ištemti ir kokybiškai kalt. O esat sudarę? Ne. O pasirašytumėt, pažiūrėjau, tokias keistas vietas daryti, nežinau. Pažastą tai? Jo, pažastą jau. O kur nedarytumėt tatuiruotę? Lytiniai organai. O yra kas darosi? Ant subinės. Ant subinės. Ne, subinė jaučiu visai patogiai. Jo, minkštoda. Tai va. Galima. Kitas, tai aš radom, nes aš galvojau jūsų paklausti apie fine lines, nes irgi, man atrodo, būna daug pokalbio apie tai, kad čia dings ir panašiai, bet tu su smulkiom juostom dirbi. Kokia tavo nuomonė, koks? Jam gal korekcijos dažniau reikia šitom tatuiruotėm, todėl bent jau asmeniškai aš kai stengiuosi, labai lengvas plona adata yra persistengti. Ką turiu omeny? Gali išsilieti. Ir kadangi būna dažnai nori tų fine lininių, tai jom pas mane dažniausiai tai reikia antrą kartą pasidaryti korekciją, bet kadangi pas mane klientai kai darosi, tai antrą korekciją dažniausiai ir būna nemokama, nes neaišku. O kada siūlai, nes aš turiu irgi dar fine line tattoo. Po kiek laiko reikia daryti korekciją, kaip manai? Čia aš manau, kad turi pažiūrėti, ar tau iš viso esi reikia. Nes kartais būna tikrai nereikia. Ar ten iškritus vieta, kokia ar pasiliejus, ir jeigu, pavyzdžiui, tave trikdo, tai tu tikrai galėjai daryti korekcijas. O jeigu netrikdo, tai ir go for it. Pas mane realiai didžioji dalis nedaryta korekcijos, tik viena yra, kur mes darom korekciją. Bet čia priklauso, ar žmogui patinka, ar kažkas trikdo jį, žinai, būna, kad žiūri ir erzina tave, nežinau, ten viena iškritus vieta. Yra žmonių, kurių neerzina ir viskas tvarko. Pas mane buvo vienas klientas, kuris turėjo alerginę reakciją raudoniem dažam ir jis net nesuprato, kad pas jį ten alergija ir jis buvo ties dar vieną kartą pasidaryti. Tatuiruotės raudonos, bet sakiau jau, kad... Tai žinai, ar paraudė nuo raudono dažo, ar nuo alergijos. Bet šiaip apie tos korekcijas kalbant, pastebėjau, kai klientai turi mažiau tatuiruočių, jie kažkaip ir linkę prižiūrėti tas tatuiruotės, nežinau, ar teptis kremais, priežiūra yra ta tokia, nori susitvarkyti, iš karto ramiai jau turėtų tatuiruoti. Man asmeniškai, man atrodo, gretai tas pats. Kuo daugiau turi tatuiruočių, ten matai, kad yra vietos, kur galėtų būti geriau padaryti arba reikia korekcijų. Aš pati meistrė, aš kažkada susitvarkysiu pati. Ir yra tiek daug tatuiruočių, tokių atrodo, nedadarytų, nesutvarkytų. Ir tokias pasižiūri, tokį galvoja, blemba. Ir vėl naują darais, ir vėl naują. Visą labai sunku atrodo. Kitiem tai kvieti, sakai, ateik, atrodo, nežinau, kaip savo vaiką, jeigu prisirėti, kaip savo meno kūrinį nori prižiūrėti, ateik pasirodyti ir panašiai. O kai ant savęs, tai toks. Šiaip ir labai sunku susigalvoti, ką pačiam daryti. Ant savęs? Taip. Žiauriai daug galvojimo. Nes kai jūs tiek daug mačiusios, tada, žinai, toks dar prasideda, ar kas nors ką mačiau patiko, ar, tiesiog apskaitai, ir kitų darbus vis tiek, kažkiek domitės gal kažką, tai tada labai, tas pūlas pasidaro labai didelis ir nebežinai. Šiaip yra gal tas dar su laiku, kur iš pradžio darysi labai neapmastydamas ant kiekybės. O dabar jau, kai pradedi galvoti, vis tiek Ir mažiau vietos liko. Taip, ir mažiau vietos. Ar kur coverį reikia daryti, tai atrodo ilgesnis procesas. Ar darytumėtės ant veido? Čia aš tai daryčiau. O čia. Ok. Bet daugiau čia tai ne. Ne, šiaip jau šiek ne, bet pačia galva, šiaip tai trumpi plaukai labai fainai, aš pavyzdžiui turiu dabar ant galvos tatuiruotę padaręs, tai jos nesimato, jeigu nesikirpi, ten, nežinau, atauga plaukai net nebesimato. Ten galvos man žiūri kietą atrodo ir labai norėčiau. Aš tai kažkada esu sakęs, kad nusiskusiu galvą šitą tatuiruotę ir bandysiu atsiauginti plaukus. Žiūri kietą. Paskutinę aš dar vieną parodau greitai. Frazė labai gera. Bet frazė kokia.
Bet galėjo jį padaryti blizgantį, nes šiandien labai blizgantį. O gerai, o kaip padaryti galima blizgančias tatus? Su baltais dažais, balta, pavyzdžiui, rožinė, ir žinai, pekin iš taškelio ir atrodo toks shiny efektas. Aš mačiau, kad visai, nes šiaip tai man gal ne visai patinka vis tiek tie gabaliukai tokie. Atrodo kaip murzinas. Bet šiaip aš esu mačius, kur turi irgi kontūrus Edvardo veido ir tada pasiima šimerį ir padažą. Tai šitas visai fainai, bet va su šitu norėjau paklausti, ką manot apie visokias tokias fandom tatuiruotės, ar čia toks trumpalaikis dažniausiai užsigeidimas. Esi dariusios kažką tokio, kur galvojat, Jo. Esi? Manau, kad tai. Aš tik neatsimenu. Neišduodam, mes nieko, žinot. Gerai, tai nesakom tada. Už kamerą. O, lytinių organų netatuiruoti, bet o ar yra tatuiruotės dizainas, irgi kurio atsisakytumėt? Jau kaip ir biškė, kai kurios aptarėt, bet jeigu kokių dar nesat galbūt atsisakytos, bet tikrai atsisakytumėt daryti, nežinau. Tai elementariausias svastikus su panašiai, tokie labai dalykai, kur. Arba bent jau aš asmeniškai, nežinau, mamų, tėčių portretų aš negalėčiau. Ne dėl kažko, bet dėl to, kad labai sunku man asmeniškai, bent kol kas yra perteikti, žinai, tą žmogų. Čia jau pas realistus reikėtų. Bet ir šiaip aš tiek esu mačius tų, kur, žinai, ten vaiko veidas ir atrodo kaip visiškas demonas iš sapnų, iš košmaro ir Ink Masters, ne, yra žiauriai vienu metu buvo užsikabinus, žiauriai žiūrėdavau ir ten irgi būdavo tokių gražių ir būdavo, kur, nes man atrodo visą laiką, kiekvienam sezonė būdavo ta viena diena, kai daro realizmą ir atsineša fotkytas, žinai, ten vaiko, senelio ar kažko ir būna žiūri ir toksai. Jo, labai prastai. Maždaug taip atrodo. Jo, tai tokia išvyne. Kažkaip neįtikėtina, kai žmonės savo naudos gali pertikti visiškai viens prie vieno, kaip iš nuotraukos, man tai čia, man čia dar toli. Pagal stilių reikia rinktis mes. Realizmas. Kokios vietos yra skaudžiausios? Nes man, čia bernai visi sakydavo, su kuriais esu šnekėjus, kai aš sakiau, kad noriu ant šonkaulių tatuiruotės, visi sakydavo, eik tu čia kaip skauda, čia netikrai tu neiškentiesi, negali, ir aš nežinau, ar mano meistras buvo žiauriai geras, ar kas, bet man tai pradžiai, kol kontūrus daro, tai man kuteno, aš tiesiog negalėjau nustoti juoktis ir aš tokia ant tiek, kad kuteno, o paskui tiesiog vos neužmigau ir man visiškai neskaudėjo, ten paskutinė gal valandą iš 2 sesijų buvo, kur, jau biškai jaučiu, bet jisai mane pradėjo kalbinti ir aš visiškai pamiršau. Tai ir buvau tokia, mane visi bernai bandė atkalbėti ir galvojau, kas čia yra. Būtent, kad bernai bandė atkalbėti, bernų šiaip yra, čia pastebėjo, nesakiau. Tas man didžioji dalis klientų vyrai. Ne, tiesiog pasiskausmo tolerancijos, yra biški lygis mažesnis. Taip, moteris yra vis tiek sutvertas ir vaikam, ir kiekvieną mėnesį. Jo, tai čia vien dėl to gali būti, žinau, kad jie jautresnės, pavyzdžiui, pas mane vien apie nualpimus, jeigu kalbant, būna vis tiek išsigąsta dar silpno pasidaro. Tik tai bičiai ir didžiausi bičiai yra nualpimi. Tokie, kur... Jo. Ir tokie, atsingi tiesiog. Dar nei kartų nebuvo. Dar ką duoda, tai ir poilsis, ar tu, pavyzdžiui, merginom, tai ciklas vyram, tai tikriausiai gal poilsis, maistas, ką dieną prieš tai veikiai, ar vartoja alkoholį, nes vis tiek organizmas apkrovos gauna. Tai šitie labai dalykai, jeigu norit ruoštis tatuiruotėm, tai Urtė labai fainai nesiunčia visą tokį kaip lapelį, kaip pasiruošti, aš nesiunčiu. Reikia išmokti, reikia pasivokti tą lapelį, man atrodo. Tai, net yra pasiruošimas, jeigu, pavyzdžiui, gerai išsimiegi, pavalgai sočiai, atsineši kokius snacksų, kas yra labai gerai, cukrus, tarkim, nes vis tiek pakelia tą energijos lygį, pakantumas gal išaugo pakantumą, nuo cukraus greitai kažkaip spaikina. Tai va, šitas irgi labai daug duoda tam, kiek tu gali ištverti. Bet yra ir vyrų tikrai, kurie nežemiškai didžiulius projektus gali iškesti neįsiptelėdami. Čia gal nuo traumų priklauso. Nuo emocinės būklės irgi labai daug priklauso. Aš čia jau asmeniškai, kiek laiko negalima į pirtį paskui?
Nes aš svarstau, aš norėčiau pasidaryti dabar jau, bet tada galvoju, per kūčias privalomai pirti pas mus šeimoje, tai vat, kiek dar laiko. Dar spės. O per kiek laiko turėčiau Jeigu spėti? dabar darysies, tai spėsi dar. O jeigu po kokios savaitės? Nu, šiaip kiek, sako, porą savaičių, bet geriausia yra mėnesis. Visada geriausia yra mėnesis. O kaip? Tai jau šiandien. Arba po. Arba tada jau po. O kaip jūs į tą, vat, kai gyja uždeda tą tokį lapelį, nes man yra uždėję ir aš galvoju, kaip geriau, ar su juo, nu jis ten gydomasis toks, kurį laikai ten, ar ten savaitę, ar kiek, nebeatsimenu. Tai ar su juo geriau gyja, kaip jūs manot, ar be jo, ar nėra skirtumo? Aš manau, priklauso šiaip ir nuo tatuiruotės, nes, pavyzdžiui, jeigu ten, tarkim, juodai užspalina kažkas labai bold, va, net tas kaip fine line'as, kur antra tatuiruotė rodai, nes jos, nu, vis tiek linkusios daugiau skysčio iš savęs išvaryti, plazmą susikupia ir tada ten marinuojas tame skysti, kas nėra labai kaip ir gerai, tai tą plėvelę dažniausiai reikia nusimti anksčiau, nes tas ink sac susidaro ir toks kaba. Jeigu ten plonas tatuiruotės, kurios visiškai jau nieko beveik skysčio iš savęs nebeatiduoda, tai aš manau, kad tikrai taip. Ypatingai fine line'iniam tatuiruotėm, tai jo. Tik tai tie second skinai, antra oda vadina šitą. Tai būna alergizuoja. Tai irgi būna alergija žmonėm, tai dažniausiai gerai, jeigu jau numatai, kad jau bus plonų linijų tatuiruotė, nu, žinai, ką darys klientai, galima užkliuoti pečą tiesiog, ant kažkokios jautresnės odos, pavyzdžiui, čia jo testuką tiesiog pasidarai ir matosi iškart labai greitai, pasimato, kad raudoni kontūrai atsiranda, vadinasi, netinka. Tai ne visiems ir tinka. Kaip įdomu, kiek turiu padaryti, man nedarė tų testų, bet man atsimenu, kad labai, nu, mano čia tai mažytą tatu, tai kai uždėjo, tai buvo labai fainai, nes nereikėjo rūpintis, kad čia padėp, čia kažką patogu. Nes ta oda antra, jinai apgauna tavo organizmą, kad šašas jau yra susidaręs, tai ne visai kitaip jie. Nes jau galvoja, kad visiškai nėra to resursų tokio didelio gynimo. Bet patogiau tikrai. Nu tai ne veltui ekspertės kvietė. Tai prie skausmų grįžtant, tai noriu paklausti, kurioje jums skausmingiausia vieta buvo, kokia jums pačiam? Man jaučiu sprandas čia gale ir nugarą gal. Bet dėl to, kad arčiausiai kaulo čia, dėl to? Aš nežinau. Iš tikrųjų nežinau, kodėl man taip skaudėjo, bet ta buvo vienintelė tatuiruotė, kur galvojau, kad viskas paskutinė ir daugiau nesidarysiu. Jo, vienintelė tokia tatuiruotė, kur tikrai iškamavo labai, kur jau psichologiškai buvo viskas, dabar jau tikrai nesidarysiu. Bet jinai ir nėra labai didelė? Nėra. Wow. Labai. Kažkaip silpna buvo. Neišsimegojus, nepavalgius. Be cukriuko. Jo. Ant blauzdos gal man labiausiai. Blauzda čia? Jo, bet ten oldschoolinė, spalvinta, vaikinukas moka kalt, jeigu taip galima išsireikšti, tai taip už tėvynę buvo padarytas, tai ten labai skaudėjo, bet tas gimas labai bjaurus buvo, kad nutirpinėdavo kaini ir ta tatuiruotės vieta nutirpsta ir tą raumenį traukia, nežinau kaip paaiškinti. Ten jau nesidarysiu, goda vidysi čia. Bet jinai didelė spalvota ir jinai tiesiog viena didelė žaizda buvo. Ne, tai man, aš manau, didelė tikrai negrėsiai. Jo, aš gal nekomentuosiu, kur man skaudžiausia buvo, nes aš, žinai, turiu 2 pasirinkimus ir jie nebuvo labai skaudus. Iš tikrųjų, tai mane irgi kažkaip prigąsdino, aš atsimenu, kai dariausi pirmas, tai mano iš vis, žinai, tokia labai gera vieta, man atrodo, šitą, kad neskauda. Prie kulno? Štai. Tokia. Aš buvau prieš tatuiruotę, gal 2 dienas prieš antakių pešiotis. Ir man ten buvo blogiau. Okay. Tuo metu aš atsimenu, čia buvo mano mintis išėjus iš tatuiruočių. Bet tikrai man antakis irgi labiau skauda. Ten ašaros bėga, žiauriai. Permanentus kaip skauda. Ten moteris būna papasakoja, tai dieve mano. Man labai baisu, atrodo, kur permanentus daros, pavyzdžiui, čia nais. Atrodo tokia vieta, žinai, kur, nes permanentus realiai tatuiruotė, ar ne? Tik ne taip giliai leistas tas dažas. Bet principas tas pats, tam pusios adatos plonesnės, specialūs dažai, bet jos pagal idėją ne taip giliai turėtų leisti, man atrodo. Okay. Va. The more you know. Įdomu apie, tiesiog kažkaip enciklopedijas naudoju.
apie baltas tatuiruotės, nes aš visą laiką anksčiau norėdavau, bet labai ten priskaičiau, kad jos būna ir pageltonuoja ir panašiai, tai ar esate dariusios, ar už, ar prieš jūs tokias, ar geriau tiesiog likti prie juodų ir viskas. Aš baltos kaip po vienos tai nedariau. Aš irgi ne. Nebent ten jo, jeigu pridėti kažkokios, jeigu kontrastą kažkokį ištraukti. Highlightai jo, bet taip pavienas tai ne. Bet jo, su balta yra ten arba tau sugis, kad nesimatys, arba kad pageltonos, arba tu atrodys kaip randas. Pigmento labai daug žmogaus odos priklauso, nes pavyzdžiui, ant tamsios odos gali tą geltoną į geltonumą nueiti, nes... Balta į geltoną, jo. Jo, nes pigmento oda turi... O galima, jeigu pasidarai ir pageltonuoja, ant viršaus juodai uždaryti. Jo, su juodu tu viską gali paslėpti. Tai galima pamatyti. Verta pabandyti. Visas savo problemas išspręsti juodu. Jau jūs tai nauji sukasi. Jau idėja. O ant skirtingų odos spalvų esate darę? Ar kitaip darosi? Nu, ta prasme, ne kitaip darosi, bet kitaip išryškėja, nežinau, išgyja. Aš atsimenu, buvau tik tai padarius ant moters, nu, tokia tamsesnės odos buvo, bet pasirodo, kad jinai tamsesnės odos dėl soliariumo buvo. Ir, nu, bet ten labai suskrūdus tokiamis ryškiau, galima taip sakyti. Bet buvo, kur pats jau nebematai žmogus. Jo, ir aš galvoju, kad, nu, tiesiog, tai viskas sakys, bet aš tatuiruoju ir žiūriu, kad man iš karto dažai žali kalas, nu, tipo, kaip sugys, jau tatuiruoti sena, tipo. Ir aš, nu, siūsdavau tą, kad prieš tai soliariumą negalima ant saulės nudegtos tos odos, žodžiu. Ir žiūriu, kad man... Nu, soliariume dieną prieš buvo ir tą patį rytą. Ir aš kalbu tą tatuiruotę, nu, žalia, visiškai mėlyna tokia. Padėjau man. Aš dar nuotrauką matau kažkur turiu. Jo. O kaip tas, nu, kaip soliariumas, pavyzdžiui, paveikia? Kaip... Nu, gali ir nudegimo odos būti žymiai jautriau ir gyja, jinai jau taip ar taip ta oda, jeigu nudegus, jeigu pasijo, jau jinai jautresnės pirma. Ir jinai jau gyjimo procesą, tai dar kartą. Tai realiai tavo organizmas gydo odą ir tada įmuši dažai ir jinai dar labiau turiu. Jo. Šiaip fun fact apie leukocitus mūsų, kad visą gyvenimą jie praleidžia kovodami su mūsų tatuiruotėm. Nes vis siunčia naujus, bando išnaikinti mūsų tatuiruotės. O nėra, kad tada, ką žinau, praščiau ką nors kito, nu ką leukocitai šiaip turi daryti, ar jie nėra tokie, kad, nu, tipo, žinai, nu, kai mūšis, nu, tai geriau, jeigu visus siunti į vieną vietą kariaut, ne, nu, o dabar išmėta po visą, nu, tipo, ar nėra. Bet gal atvirkščiai, kaip tik geriau, gal, kad jie visada nauji, daugiau jų atsigamina, gal mes taip priešinius imunitetus turim. Šiaip nesiskūdami. Na, jie realiai kovoja, miršta, tada siunčia naujus. Gal tai nėra taip, kad tu kaip pradėjai daryti, pasidarai porą tatų, nebesergi tiek daug, nes tu tiesiog kas mėnesį sirgdavai. Kontroversija. Jo. Šiaip man atrodo, reguliarus vitaminų gerimas padėjo labiau, bet... Negoda, tatuiruotės. Tai darysime dar žodį imunitetas per visą čia. Ok, nu tai nežinau, aš tai dabar tiesiog noriu naujos tatuiruotės. Ačiū, užkūrėt ugnelį iš naujo. Bet jeigu tatuiruotės nori, tai mes konkursą turim. O, kokia įžanga! Wow! Bet mes negalim. O galime? Galit fake Instagram accounts, TikTok accounts. Jo, kovosit prieš mus. Tai kaip mes ten aptariam? Kad tie, kurie žiūri podcastą, jo, pakomentuoja. Taip, savo pakomentuoja ką? Istoriją papasakokit. Susijusia su vynu. Taip, pakomentuokit kokią nors istoriją susijusią su vynu, kadangi vyno mergaitės ir jūs išrinksit kokią nors įdomiausią. Tada dar apsibrėžkime, kuriuose kanaluose galima komentuoti. Žinot, nes mes turim TikToką, Instagramą, YouTube'ą, Spotify, Facebooką. Viską. Tai Spotify galima komentarus rašyti netgi. Jo? TikTok'e ir Instagram'e gal? TikTok'e ir Instagram'e. Gerai, tai įsivertinsim datą kažkokią, uždėsim gal, kai išleisim, nes aš nežinau, kiek aš laiko editinsiu. Kada išeis. Nežinom, kada išeis. Bet kažkada gruodį, tai važiuok,
Kalėdom bus puikiai. Nu ir iš karto pirti su šviežia tatuiruotė. Net iš karto po pirties nuplauto odelė, žinai, švari, nušvysta. O tikrai reikėtų geriau nusiprausti, labiau pasiskrabinti. Nu, būtų geriau. Šiaip visai Ne, nebūna kokių būna. Apkerpėjusių. Būna. Nu, tam niekad nebuvo, kad valai kliento odą ir ruda servetėlė lieka. Ne, tik nuo įdegio. Man tai ne tik nuo įdegio. Kaip kad man nueikite dušą prieš. Man yra sakęs tatuiruotojas, kai mane tatuiravo, kad sako, labai sako, man patinka moteris tatuiruoti, nes jos būna švarios pasirūpęs tavo oda, aš taip švelnesnė, nes tepasi kremu ir panašiai. O vat vyrai, ir sako, dar vyrai, jeigu ant kojų, ar būna, kad tatuiruoti, sako, jie būna, kad nusiskuta. Ir jie blogai nusiskuta, nes jie nemoka skusis kojų. Ir tada blogai būna, nes kaip ir žaizda ir... Ai, okei. Ne, bet būna ir vyrukų, kurie pas man ateina tikrai labai puikiai nusiskuta. Jo, yra 10 balų. Taip, mokas kustis. Dar pasimokyti reikėtų. Geras. Jo. Tai va, įvairiai. Tai dar kartą pasikartosiu. Followinat vieną mergaitę. Mes parašysim paskui. Gerai. Jūs pasakykit, ar sutarsit. Followinat abi dvi, ir Greta, ir Urtė. Pridėsime viską visur, visuose kanaluose. Bet ir vieną mergaitę, YouTube ir Instagram galėtumėt. Ar jums gaila? Mes taip keliaujame iki to 1000 YouTube. Ir nieko. Tai gal kažko vyks. Susimam, hebra. Ar jums gaila? Paspausti vieną mygtuką. Vieną. Kelis, kol nueini į YouTube. Bet jeigu jau žiūri, tai reiškia jums vieną mygtuką. Like, subscribe. Ir tai va, visus followinsit, pakomentuosit ir suksim kalėdinę ruletę. Taip. Galėsit, mes tik toko laivą, žinokit, galim daryti, galėsim, aš atvažiuosiu laimėtoju. Ir tik toko laivą galėsit sukti randomizerį tik toko laivą. Ir... Tai ne randomizerį, o sakė, išrinks geriausią istoriją. Ai, tai galėsit vis tiek, galėsit laivų skaityti. Laivų skaitysim visas. Gerai, aš jau matau, kaip bus viena kokia istorija ir viskas. Mano goda išveikam. Aš prisigėriau vyno ir lipau į medį. Taip, apibendrinam kaip nors. Ką nors. Ar patartumėt žmonėm daryti tatuiruotes? Sulaukus 18. Sulaukus 18, okei. Gerai, geras patarimas. Kiek laiko patartumėt pagalvoti prieš kiekvieną tatuiruotę? Nori darais? Nu tai žodžiu, nusiprausėt, pavalgot, išsimiegat ir einat daryti tatuiruočių pa šitas dvi žaves meistrės. Viskas? Gerai. Liuks. Davai. Tai ką, iki kitų kartų ir eikit rašyti savo istorijos. Taip.